Kad ir kokia užimta darbo diena bebūtų, pietums laiko visada atsiras. Reikia pasipildyti energiją ir toliau, ar ne, keliauti, darbuotis. O tam, kad nereikėtų galvoti, kur čia nueiti, ką čia pavalgyti, viskas po vienu stogu prekybos centre CUP. O čia jau uoslė jūs nuves į tą restoraną ar tą kavinę, kurios būtent maisto tą dieną labiausiai norėsite. Šiandien aš išbandysiu 4 skirtingas vietas, kavines ir restoranus ir pasidalinsiu įspūdžiais su jumis. Pirmoji vieta – restoranas Grill London. Keliaujam. Pirmiausia, aišku, užsisakysiu dienos sriubą ir šiandien man sakė, kad tai yra pievagrybių sriuba. Kiekvieną dieną jinai skirtinga, o kaina vos 2,30. Tai būtinai ją pasimsim. O prie sriubos šią galime rinktis net iš 26 Jameson kepsninėje keptų karštųjų patiekalų su savo mėgstamais garnyrais, aišku, ir padažais. Čia teko girdėti, kad daug kas renkasi kalakutienos krūtinėlės šašlyką. Jisai toks vienas populiariausių ir aš šalia jo pasimsiu basmati ryžių. Ir aišku, dar noriu tokias naujienas 2 išbandyti. Tai yra šviežiai marinuoti burokėliai ir padažas čimičiuri. Pabandom. Kaip žavingai atrodo dienos sriuba, pasižiūrėkite, net su tokia duonos riekele, paskrudinta, paragausim. Tokia labai tiršta ir soti sriuba. Oho. Wow. Ačiū labai, wow. Čia, žinokit, yra tiesiog rojus šitie šašlykai. Labai sveika, labai lengvas maistas ir beprotiškai skanu. Antroji mūsų vieta yra tikra blynų sostinė Le Crêpe, bet šiandien mes ne apie blynus, o apie pietus. Tai pasirinksime 2 dalių pietus. Matau, kad yra kelios sriubos čia, keli variantai, tai ir šaltibarščių galima gauti, ir aštrios mėsos sriubos, kuri yra mano viena mėgstamiausių, yra dar aštrioji prancūziška žuvienė, irgi tokia įdomesnė, ir dar trinta brokolių ir sūrio sriuba. Tai man šita atrodo tokia optimaliausia, sakyčiau, šalia pagrindinio patiekalo, galbūt per daug sočiai neprivalgysim, bet tikrai paragausim trintą brokolių ir sūrio sriubą. Sriuba labai kvapni, brokoliais taip iš karto labai skaniai kvepia, paragaukime, o dar ir nemažas kiekis visai čia jos. Tos sriubos švelnumas, tai žinokit, neišpasakytas, tokia puri atrodo labai gardi sriuba. O, wow, ačiū labai. O antrasis karštas mano patiekalas yra vištiena su krevetėmis ir daržovėmis keptos keptuvėlėje. Atrodo tai labai gardžiai, labai spūdingai, tikrai puikus atrodo patiekalas, patiekta kartu su kuskusu ir dar kalendromis. Kas gali būti už tai, kad vienoj vietoj ir vištiena, ir krevetės, ir dar tokios skanios daržovės. Čia toks, žinokit, patiekalas, kur ir pietums sočiai užvalgysite, bet sveikai, bet taip pat ir vakarienė, manau, puikiai tiktų. Aš netgi kažkaip įsinorėjau pati kažką panašaus pasigaminti savo vakarieniai. Trečioji mūsų vieta yra Manami, o čia iš karto, dar net neįėjus į vidų, yra toks verslo pietų
pasiūlymas. Iškart galima įsirinkti, ką valgysim. Tai aš tikrai valgysiu rameną, noriu labai paragauti. Yra čia dar, matau, tilapijos su ryžiais ir daržovėmis. Yra vokas, o voką irgi reikia paragauti būtinai. Tai marinuoti vištienos kumpeliai su kiaušininiais makaronais. Yra sake baulas, ryžiai su lašišomis ir daržovėmis. Ir dar yellow tori curry, vištienos su ryžiais, geltono karo padažu ir daržovėmis. Tai vat šitą irgi norėsiu labai paragauti. Ir dar šiaip yra net sušių dienos pietums, kas irgi labai labai smagu, jeigu mėgstat sušius. Matau, kad čia dar jie turi ir naujienų. Tailandas, nauji skoniai iš Tailando. Įdomu, čia visokių tokių gerybių yra net ir iki desertų, nuo visokių sriubų, užkandžių. O užkandžiai tai įspūdingai atrodo tikrai. Čia kitą kartą, kurį vakarą draugų atsivesiu čia paragauti. Manami restorane ir verslo pietus atrodo tikrai gana prabangiai, toks aptarnavimas gražus ir visada užkandžių atneša, rankšluostuką, aišku. Taigi, verslo pietų patiekalas numeris 1 yra ramenas. Paragaujam. Tai va tokį įspūdingą voką gavau ir čia, žinokit, yra tokia labai irgi įdomi sudėtis, kad marinuoti vištienos kumpeliai. Čia kiaušininiai makaronai, grybai šitakė, morkos, brokoliai, kininiai kopūstai, terjeka padažas su nagi, laiškiniai česnakai ir svogūnų traškučiai. Va tiek visko daug šiame tikrai labai švaizdžiame voke. Paragausim. Tiesiog klasiškas yra vokas ir atrodo jisai labai gerai ir skonis pasakiškas. Dar vienas patiekalas iš verslo pietų, kurį degustuosime, tai yra yellow tori curry. Tai iš vištienos šlaunelių mėsos, morkų, grybų šitakė, cukinijų, geltonojo karo padažo, ryžių su prieskoniniu sviesteliu. Atrodo irgi labai labai skaniai. Šviežios kalendros yra ir aitriosios paprikos. Ragaukim. O šitas patiekalas tai labai labai tiks šaltai rudens ar žiemos dienai. Iškart sušildys. Ir ketvirtoji mūsų pietų vieta yra Kankan pica. O čia ne tik picų galima gauti, bet ir dienos pietų. Ir tie dienos pietus atsinaujina kiekvieną savaitę. Jie būna visada skirtingi. Yra sriubų variantai, keli net. Tai čia 4 šiuo metu matau sriubos. Yra ir lietuviški tokie patiekalai, lietuviškas karbonadas, cepelinų, netgi vištienos kepsnys. Va tą tai mes, manau, paimsim tą vištienos kepnį šiandien. Orkaitėje keptas vištienos apkepas yra, cezario salotos, dar visokios picų yra, jeigu norima. Ir dar desertų netgi toks variantas yra, tai einam dar šiek tiek pagalvosim, ką čia tokio skanaus išsirinkus. Taip vartau dienos meniu čia tokį ir gale tokia informacija labai džiuginanti, sakyčiau, nes 5 dienos pietų čia parašyta, kad yra nemokami. Jeigu turite lojalumo kortelę, tai 4 kartus galima valgyti ir 5 jau nemokamai atsimsite pietus. Tai žodžiu, wow, 4 pietus Kankane ir 1 kartą ateinat kaip ponas, bet ar ponė. Įsitaisote čia šitoj nuostabioje vietoje ir pavalgote visiškai nemokamai. O aš įsirinksiu šiandieną, aišku, sriubos reikia būtinai paimti, paragauti. Tai trinta pievagrybių sriubą ragausim. Dar čia visko daug labai labai skaniai atrodančio, bet šiandien bandysiu vištienos kepsnį, nes jisai čia toks su ananasais, ryžiais ir vitamininėmis daržovių salotomis. O kas smagiausia, kad vanduo, va tokia stiklinaitė vandens yra visiškai nemokamai atnešama, tai jau labai malonu. Ir desertas dar siūlomas yra, itališkas desertas su ledais ir juoda kava, paprasta arba su pienu. Tai irgi pabandysiu šito, o jisai visas rinkinys šitas kainuoja tik 2,90, jūs vaizduojat? Neįtikėtino grožio tiesiog patiekalą gavau, aš iš karto norėjau nusifotografuoti, nes tik pažiūrėkit, kiek daug spalvų. Paragaujam.
skonis tai tikrai nenusileidžia vaistai, labai skani vištiena ir tokia sultinga ir tas sūris toks ant viršaus jo nemažai gan uždėta. Taip, visiškai nepagailėta ingredientų, galiu pasakyti. Labai gerai. Šitas, žinokit, desertas mane tikrai nustebino. Ir uogos, labai šiltas saldėsis, uogos šviežios ir ledai. Vau, labai geras toks kaip trečias patiekalas ir sotu ir labai gerai. Aš esu tikrai didelė labai bananų mėgėja, o čia yra karštas toks desertas, kurio viduje bananai su karamelė. Nežinau, ar gali būti kas nors geriau. Nes taip prekybos centre Cup išbandžiau skirtingus pietų variantus įvairiose kavinėse ir restoranuose. Esu pasikrovus naujų jėgų ir keliauju toliau darbuotis.